Vytautas Bislys. Juodasis skorpionas. Šią knygą skiriu savo mylimiems sūnums, Tadui ir Nojui. Įvadas. Ši knyga – tai mano praeitis. Mąsčiau ir apie šių dienų žmonių bendravimą, vyrų požiūrį į moteris, apie visuomenės problemas. Noriu patarti, kaip išvengti įvairių gyvenimo iššūkių, o susidūrus su jais, kaip juos įveikti. Pornografiją gali matyti tik tas, kas nori ją matyti. Manau, skaitytojas knygą skaitys kaip realaus gyvenimo vaizdus, juk tai mūsų kasdienybė. Nutariau papasakoti išgyventą laikmetį, kada santykių aiškinimas neapsieidavo be kraujo. Gal ne vienas skaitytojas iš mano patirties galės pasimokyti, o gal atvirkščiai, vengs klaidų lydėjusių mane. Vieniems mano pasakojimas gali atrodyti per daug atviras, kitiems per mažai atviras, tretiems neįdomios fantazijos. Ir vieni ir kiti ras, ką kritikuoti, kuo piktintis ir kuo žavėtis. Miesto gatvės ištuštėjusios, kaip ir dera vėlų šeštadienio vakarą. Visi sulindę į naktybarius aptarinėja savaitės įvykius bei kitos savaitės planus. Bendravo su kekšelėmis, kurių ten netrūkdavo. Tos mergužėlės tik ir laukdavo, kas geresnį pasiūlymą mestels ar didesniem babkim pasitaškys. Su tais ir lėkdavo, nors ir bijodamos. Pinigai ir prašmatnios mašinos jas viliojo. Kieme brendo konfliktas. Iš kavinės sklindo žemais dažniais aplinką drebinanti muzika. Viduje girdėjosi tarsi dūžtų stiklas. Šalia naktibario nuaidėjo šūviai. Kraujuose paplūdės gulėjo gerai nuaugęs vyriškis. Ji netrukus išvežė greitoji pagalba. Balsai nurimo, viena po kitos įsivažinėjo mašinos, palikdamos brėkštantį rytinį miestą. Automobiliuose sėdėjo lieknutės mergaičiukės ir gerai sudėti vyrukai, kurie mokėjo negalvoti apie baimę. O kaip yra iš tikrųjų? Juk nežino niekas, kas rytoj jų laukia. Vieni gal ir nebegrįš, o kiti pasuks į kitas barikadų pusės. Kai kas iš jų gal suskils, o likusį gyvenimą leis visų pasmerktas ir užmirštas tarp keturių sienų. Gyvens tik prisiminimais, jeigu jų turės. Draugė ar žmona, kuri laukia, aplankys. Tačiau greitai supras, kad viskas beprasmiška, nusispjovas šoks kitam į glėbį, užmiršdama viską, kas buvo iki tol. Ir liks tik tuštuma, kurią kartkartėmis nušvies saulutės spindulys, jeigu pavyks jam prasiskverbti pro lango siaurą plyšį, kurią dengia stori virbai. Todėl prieš žengdami žingsnį į nerašytų taisyklių pasaulį, gerai pagalvokit, ten ne taip gražu, kaip atrodo iš šalies. Pasaulis žiaurus ir negailestingas. Gyvenimas tai ne vien pinigai, merginos, garbė. Yra ir sulaikymo izoliatoriai, kuriuose tikrai neglosto ir per karmuškinę įmeta minkštos patalynės ar karbonado, skanių sulčių ar butelio metaksos. Yra ir šūviai, vienas anksčiau ar vėliau gali pasiekti ir tave. Kitą vakarą Panevėžį sudrebino dar vienas galingas sprogimas. Po jo vėl kilo skaisčiai rytmečio saulė, pranašaujanti nuostabią dieną. Apėmė liūdesys. Juk kažkas taip pat žiūrėjo, planavo, taupė, tikėjo, mylėjo. Ir ką pasiims kitas rytas, diena, naktis? Niekas į tai neatsakys. Gyvenimas diktuoja savo taisyklės, prieš kurias mes bejėgiai. Kova. Knygoje Pasmerktasis pasakoju apie pogrindinės kovas be taisyklių ir jų vaizdus. Galiu drąsiai sakyti, kad per alinančias treniruotes išsiugdžiau kovotojo dvasią, kuri daug padėjo ir gyvenime, ir kovose. Kovos pilnos netikėtumų ir įspūdžių, sudrebino ne vienas sirgalių žiūrovą. Šio vakaro finalinio kova vyko tarp manęs
ir gan stipraus rusų kovotojo. Kova buvo ambicinga, salė ūžė. Buvau susikoncentravęs ir pasiruošęs paskutiniam savo vakaro etapui. Apie varžovą jau buvau surinkęs šiek tiek informacijos, nes jam iki finalo reikėjo laimėti 3 kovas. Jis greitas ir agresyvus, bet to gerai išmanė imtynių elementus, kurie buvo man neparankus. Parterio niekada nemėgau. Mano tikslas buvo vienas – pergalė, kokia ji bebūtų. Žinoma, nokautas būtų didžiulis laimėjimas, bet to greičiau užbaigčiau kovą, nes visą kūną ir galvą varstė skausmai, kadangi iki tol jau kovojau 3 kovas. 2 iš jų baigiau anksčiau laiko – nokautais. Varžovas buvo aukštas, todėl teko nepaleisti jo, tiesiog būti prilipusiam. Dirbau atsakingai ir apgalvotai, rankomis, alkūnėmis, keliais, galva. Bandžiau smūgiuoti kojomis, bet nelabai sekėsi, nes smūgiavau per silpnai. Labiau jautėsi pačiam nei priešininkui. Nors manau, kad jautėsi ir priešininkui. Net kai užgazdindavau koją, jis tuojau pastatydavo keliuką. Aš kojomis nebesmūgiavau, nes jutau stiprų kairės kojos kelio ir pėdų skausmą. Žiūrovai tiesiog šokinėjo, nenustikdami vietoje. Virė mirtina kova. Ji turėjo žūtbūt išaiškinti absoliutų šio vakaro nugalėtoją. Žinoma, kiekvieno kovotojo tikslas – nokautas, nes už jį gaunami papildomi pinigai. Nokautuodamas gauni papildomus $500. Tuo metu tai buvo 2000 litų. Man tokie pinigai buvo dideli, plus už kovas. Žodžiu, nemažai gaudavau. Galėdavau drąsiai išgyventi metus, žinoma, neišlaidaujant. Beje, žiūrint, kiek būdavo kovų. Nežinodamas varžovo taktikos visuomet atlikdavau žvalgybą. Po kelių smūgių jau įvertindavau priešininką. Tuo metu apgalvodavau tolimesnius veiksmus ir apipildavau jį smūgių kruša, po kurios retas galėdavo tęsti kovą. Šio vakaro dvikovoje nepalikau nemenkiausio šansų savo varžovams, kurie buvo atvykę iš įvairių Rusijos glūdumų. Kovoms ruošiausi net viršydamas treniruočių laiką, nuoširdžiai ir sąžiningai negailėdamas jėgų. Jei būdavo galimybių, visuomet stengdavausi kuo daugiau sužinoti apie varžovus, atidirbti vienus ar kitus jiems nenaudingus veiksmus, bet dažniausiai tokios informacijos negaudavau, nes kovos buvo nelegalios. Būdavo neaišku, su kuo, kada ir kur teks kovoti. Tai sužinodavau likus savaitę ir net kelioms dienoms. Tai labai išmušdavo iš vėžių. Žinoma, vėliau aš susitaikiau su ta mintimi. Teko priprasti prie tokios nežinomybės. Todėl visada reikėdavo būti pasiruošusiam nugalėti. Apie kovą daug negalvodavau, nes per didelis galvojimas perdegina sportininką. Tikslas – nugalėti, o galvodamas pergalės nepasieksi. Gerai buvo tai, kad prieš kovas galėdavau saldžiai užmigti ir pabusti likus kad ir 15 minučių iki kovos pradžios. Beje, savo titulais ir pasiekimais niekada nesididžiavau ir nesididžiuosiu. Paprasčiausiai, kovojau ne dėl garbės ar kažkokių rezultatų, o dėl to, kad galėčiau išlaikyti šeimą. Žodžiu, kad išgyvenčiau. Gamtos pokštas yra toks, kad daugelis vyrų pirmiausia žvelgia į moters tarpukojį. Ypač vasarą, pliažuose, kai guli ar šiaip stovi gaudydamos taip vadinamą zagarą. Kai kurios būna prižėlusiais klinais, keliančiai savotišką jaudulį. Būdavo kartais sukeldavo šleikštulį, nes dauguma moterų yra išpliarusios, didžiulėmis riestėmis lašinių ir nukarusiais pilvais. Bet visas vyriškas troškimas ir smalsumas neduodavo ramybės. Kasgi slepiasi tuose apšepusiuose plyšiuose? Taip, pažiūrėti įdomu. O jeigu kas užmestų ant tokios? O ne, atleisk viešpatie. Bet sako,
kad tokios daugiau laužosi nei lieknutės, nes padrybelės save įsivaizduoja labai fainomis ir nepasiekiamomis, nors tik džiaugtis turėtų, jei kas nors dar tokias pisa. Beje, tokios negalėdamos pačiupinėti gražių tvirtų kūnų dažniausiai vaikšto į striptizo barus ir žiūrėdamos į šokančius asus vaiksto nuo jų idealių kūnų ar judesių. Joms teikia ne tas renginys, kad ir kaip jie atrodo šokinėdami kaip pyderai. Moterims didžiausią pasitenkinimą teikia striptizo šokėjo pažeminimas ir patyčios, kurių galbūt jie ir nepastebi. Ar pastebėję viską nuleidžia juokais. O joms tai vienintelė pramoga. Kartais rodo per televiziją, čiupinėja, grabinėja, leidžia, kad iš moterų darytų visokius triukus imituojančius dulkinimą. O jo žiūrėk sėdi išsivėpusios patenkintos, grįžusios namo prie vyro net neprisiliečia. Žodžiu, vienaip ar kitaip, moteris visgi yra... Tamara, švelniai liesdama nugarą, kažką galvojo. Leido man ilsėtis, bet tokia smaugianti tyla niekada man nepatiko. Dulkintis nebebuvo jėgų, norėjusi pailsėti. Mąsčiau, kaip bus rytoj, gal nebepabusiu, ar pabudęs tiesiog nebeįstengsiu paeiti. Vydama šalin tokias mintis, prisiminęs šiltą, malonų bendravimą su organizatoriais, turnyrų rėmėjais, smiginėjau. Žodžiu, prieš nutrūkstant juostai, dar jutau Tamaros švelnumą. Ji nė sekundė nepaliko manęs vieno. Švelniai glostė, kartkartėmis pakšteldavo į sutinusias vietas. Vėliau sužinojau, kad jai buvo liepta gerai prižiūrėti ir pamaloninti čempioną, kad nebūtų jokių nusiskundimų. Jei būčiau žinojęs, kad jai taip buvo liepta, tikrai nebūčiau su ja net buvęs, nes visą tai darė tik dėl to, kad kažkam įtiktų, ne savo norų. Niekada taip nenorėjau. Taip, jos mylėjimosi technika buvo nuostabi. Ne veltui priklausė elitinių prostitučių grupiai. Ji buvo tarsi laukinė katė ilgais nagučiais. Jeigu būčiau norėjęs ją prisijaukinti, būtų reikėję ir laiko, ir kantrybės. Su tokiomis negalima daryti staigių judesių, nes ši gali išsigąsti ir pabėgti. Ir tokią prisijaukinti būtų reikėję pamažu, nes ji buvo baikšti. Tokios moteris turėtų ateiti pačios kaip mielos, paprastos katytės. Bet ji tokia nebuvo. Tai buvo laukinė katė, serganti pasiutligė, kuri bėgo per vyrus dėl pinigų. O gal ir iš baimės. Niekada nekenčiau ryto po nakties, o jo labiau po bemiegės nakties. Jaučiau troškulį, norėjusi ramai pagulėti, pailsėti, atsijungti nuo visko, netgi nuo Tamaros. Ji padariusi rytinį masažą duše prausė savo nuodėmingą kūną. Staiga įkyriai pradėjo dūksti vietinis telefonas. Ateiname ir išeiname. Ta ramią naktį išėjau į balkoną. Aplink tylu. Atrodė, lyg visi būtų kažkur išnykę. Ir beržai ramūs, lyg negyvi. Negirdėti jokio šlamesio. Lapų daug, šakos nusvirusios. Ramu kaip prieš audrą. Pirmoji vasaros diena. Greitai ji pasibaigs, kaip ir daugelis kitų. Ir tie gražūs lapai, kasmet puošiantis medžius, nukris. Tik vienas kitas liks kaip ilgaamžiai. Tačiau ir jie laikui bėgant paliks beržą. Pavasarį vietoj jų atsiras kiti, gražūs, žali. Mes, žmonės, daug panašumų galime rasti gamtoje. Gyvenam, džiaugiamės. Bet ateis laikas ir paliksime šį pasaulį, savo namus. Iškeliausim į nebūtį, o mus pakeis kiti.
O gal mes ir vėl būsime čia, tik kitais veidais. Kiekvienas su savo principais, nuolankumu, paprastumu. Tik mes nežinosime, kad jau esame čia buvę. Netgi tame pačiame, gal kiek sutvarkytame balkone. Keista. Ateinam ir išeinam, kaip beržo lapai. Mes bijome. Bet juk baimė. Tik mūsų pačių susikurta iliuzija. Mes ateiname čia, kad numirtume. Kodėl? Kodėl gimstam? Kad mirtume ir nieko gražaus nepaliktume? Ne. Ne. Privalome kažką po savęs palikti. Ateiname be nieko, o palikti privalom. Sueiga. Jau temo. Parvežėme ir paleidome merginas ten, kur joms reikėjo. Mintis buvo tik viena, kur ir su kuo praleisiu šią naktį. Apėmė liūdesys, jaučiausi sumautai. Nemalonę tylą nutraukė Vido balsas. Ko Vicka toks be nuotaikos? Kažko nebesigirdi tavęs? Galvojau, kad su mergičkom išlipai. Viskas gerai. Mąstau, ką toliau darysime. Atsakiau šiek tiek liūdnokai. Nu ką, nieko. Važiuosim vakarieniauti, šypsodamas atkirto Vidas. Tik dar užlėksime pasiimti įrankių, nes karbonadą reikės susimušti patiems. Sulig tai žodžiais pažvelgė į Beną, kuris lyg ir šyptelėjo. Nesupratau. O kodėl patiems, kokie įrankiai? Suskambu Beno telefonas. Klausau? Taip. Tuoj būsim. Susisiekti su Artu? Raportavo į ragelį Benas. Kokios problemos, Benai? Bandžiau pasidomėti situaciją. Nieko, Vicka, būk ramus. Mes biški apsitvarkysim reikaliukus. Kas jau per reikaliukai? Kaip suprantu, karbonadai dideli, tai galiu padėti išmušti. Daviau suprasti, kad nujaučiu, kokie čia reikalai. Nereikia, mes kaip nors patys. Vidas nespėjo atsakinėti skambučius. Tik padėdavo ragelį, žiūrėkitas telefonas jau cirpina. Jo nutyla, tai pradeda plerpti Beno. Dar kiek pavažiavę įsukome į kiemą, kur laukė 4 mašinos. Apie jas zujo tamsūs siluetai. Tamsoje negalėjau žiūrėti, bet suskaičiavau apie 15 ar 20. Mašinoje likau vienas. Pažvelgiau pro langą. Vidas su Benu kažką musikuodami rankomis aiškinosi aplink apstojusiems vaikinams. Neilgai trukusi mašinai lipo gana augalotas vyrukas, gal 30 metų. Pasilabinęs iš po striukės išsitraukė vamzdį ir kreipėsi į Vidą. Vidai, gal neimti? Paliksi į mašinoj. Kiški tarp durelių. Tik rankeną stipriau timtelk. Nusiims pamšalas, ten ir įdėk. Jūs su Vitu būkit mašinoj, kai mes eisim kalbėtis. Į kas? Aš kilstrėsiu ranką, lyg krapštyčiausi galvą. Tada tu, nedelsdamas, mirktelk 2 kartus šviesomis. Tada iškart juos apsupsime. Artas su žmonėmis stovės priešais, išjungę šviesas ir lauks sutarto ženklo. Žodžiu, užstatysime juos mašinomis ir tada išsimušim karbonado. Ir žvilgtelėsi mane šyptelėjo. Vicka, vairuoti galėsi? Dėl mentų šiąnakt ramu. Čia viskas prakošta. Bachurėliai dirba. Ir vėl šypsodamasis pasakė Vidas. Gerai, jokių problemų, tvirtų balsu atsakiau. Keliais automobiliais iš lėto artėjome prie kavinės. Jaučiau, kad Benas su Vidu nekartą dalyvavo tokiuose sueigose. Vaikino akise nebuvo matyti jokios baimės. Į juos pažiūrėjus atrodė lyg tikri raumenų kalnai. Sportas jiems buvo kasdienybė, nors apie Vidą nelabai galėčiau pasakyti, kad sportui skirdavo daug laiko. Manau, kad 110 kg sveriantis vyrukas atrodė tikrai gerai nuaugęs, nes nors ir nesportavo. Galva turėjo gerą, nes tą vakarą, kaip supratau, jis buvo jų smegenys. O kaip yra iš tikrųjų, nesigilinau,
ir nenorėjau daugiau nieko žinoti. Laukia. Vidas patrynė rankomis. Kur? Benas nuo stiklo netitraukė akių. Ai, va! Vycka, mes einam su Benu, o jūs su Zdanu liekat ir daro taip, kaip nutarėm. Aišku. Žvilgtelėjo į šalia mane sėdinti gerai sudėtą vyruką. Davai. Einam, Benai. Vidur Beno akise įžvelgiau įžūlų žvilgsnį. Jie atrodė tarsi permirkė besiveržiančios agresijos. Žinojau, kad tai priklausė gan rimtų žmonių grupiai. Mes stebėjome netitraukdami akių. Kažko jų mažai, tik 2 mašinos. Ištarė lyg su savimi kalbėtųsi Zdanas. Va, pyderai. Dar žiūrėk, čia turbūt jų džipas. Jo, jų. Vytai, jei ką, čia užraktas vairui. Jis akimis parodė į sėdynės. Tada stipriai patraukė durelių rankeną, su jie nusiėmė apmušalas. Paėmė keistą pistoletą. Sučiškė Zdano telefonas. Klausau. Ką? Tai gerai. Tai reikia imti nuo vaizdo. Su kažkuo šnekėjo Zdanas. Žiūrėk. Nesupratau. Kodėl tos 2 mašinos išvažiavo? O tas džipas ir tas BMW liko. Staiga keli žmonės atsiskyrė. Ir riedantį automobilį bandė šokti gan kresnas vaikinas. Tuo metu Vidas kilstelėjo ranką ir musikuodamas rankomis bėgo į priekį. Nes vaikinai irgi kažkuo musikavo. Mink, išgirdau Zdano balsą. Mirktelt šviesomis. Blikstelėjau į priekį, bet kaip paaiškėjo, jie jau buvo krūvoje. Mašina stovėjo greta, todėl viskas labai gerai matėsi. BMW rovėsi iš vietos sukeldama ratų cypimą. Nespėjo užsidaryti durų, BMW keleiviai išnyko tamsoje. Džipas stovėjo atlapotomis durimis. Prie jo gulėjo 2 žmonės. Vieną nešė prie mūsų mašinos. Vycka, važiuok į ligoninę. Zdanai, viskas ant tavęs. Daug galoti kresno sudėjimo vaikinai nešė leisgyvį Beną. Prie atlapoto džipo grėsmingai nusiteikęs stovėjo vienas iš likusių to vakaro dalyvių. Jis buvo stambus, bet matyt baimė buvo didesnė nei jo grėsminga išvaizda. Todėl rankoje musikavo kažkokį daiktą panašų į pistoletą. Prie džipo buvo didžiulis sąmyšis. Vienas per kitą girdėjusi sklindantis keiksmažodžiai ir grasinimai. Pasigirdo stiklų ir skardos dūžiai. Vaikinas stovėjęs prie džipo gulėjo ant žemės ir kriokė, gargaliavo, girdėjusi duslus garsai. Jų buvo 3. Iš karbonadų džipo liko skardinė dėžutė žuvims. Išlipęs iš mašinos padėjau įkelti Beną. Jis buvo išblyškęs, akis vos mirksėjo, lyg norėdamos užsimerkti. Blet, pyderai. Niekas net nepastebėjo iš vaikinų, kaip tie tvariai galėjo švystelti geležte, ar kuo gal virbu, spėliojo vaikinai nešantis Beną. Žvilgtelėsi Beno kūną išvydau krauju pasrūvusius marškinėlius, kuriuose žiūrėjo 2 lyg žirklėmis perkirptos skylės. Benas jau buvo užmerkęs akis, bet dar kažką šnabždėjo, vos krutindamas lūpas. Šalia išgirdau Vido įsakmų balsą. Vytai, sėsk karto mašiną ir važiuokit į Palangą, nes šiandien čia dar bus darbo. Artas iš sudaužytos lyg skarbonkės džipo galinės sėdynės traukė inventorių, teleskopinę lazdą, pistoletus, taurus ir Springfieldas bei strypą, kuriuos dar mostelėjo į nebaigtą išdaužti langą, kuris akimirksniu virto smulkių šukių krūvą. Stiklai pabiro po visą mašinos saloną, ant gulinčių ir kriokiančių vaikinų kūnų. Permetė strypą į greta stovėjusią automobilį, Artas pasuko prie mašinos, kurioje su manimi sėdėjo dar vienas vaikinukas. Pasirodo, tai buvo Arto vairuotojas. Žvilgtelėjęs atgal, ar kas nesiveja, pamačiau tik tolstančias naktinės Klaipėdos žiburių girliandas. Sandrų kerai.
Kiekvienas ieškome kažko reikšmingo gyvenime, bet taip ir nerandam. Taip buvo ir šį sykį. Ir daugelį kartų po jo, ir prieš jį. Praleidęs porą audringų dienų Klaipėdoje, bei aptaręs tolesnį savo sportinės karjeros kelią, dūmėme į Palangą. Keisdamas kompaktinę plokštelę, Vida žvelgė į kelią, kartkartėmis užmesdamas akį ten, kur aš sėdėjau su Sandra. Jai makaronų prikabinau jūros šventėje, nors jau anksčiau teko su ja artimai susipažinti. Vytai, aš jūs paliksiu Alangos viešbutyje, o pats dar lėksiu iki Šventosios. Vakarop susisieksime, aš to paskambinsiu. Gerai? Jokių problemų, Vidai. Susitvarkyk visus reikalus ir atrūk atgal, pasiėmęs kokį biksą. Bus linksmiau. Vida šyptelėjo, tarsi kažką norėdamas pasakyti. Nužvelgė Sandrą, kuris smalsiom akytėm žiūrėjo į jos stambų kaklą, kurį puošė masyvi aukso grandinė. Žinojau, kad toks vaizdas ne vieną moterį gundite gundo. Jei nieko nerasi, tai manau, Sandrutės mums užteks. Rimriktelėjau Vidui akį. Žvilgtelės į veidrodėlį, Vida sutrikęs šyptelėjo. Na taip, pasvajokit, piktelėjusi atšovė Sandra. Išsimė iš rankinės Marlboro žalią pakelį, išsitraukė cigaretę, čekštelėjo žibtuvėliu. Giliai įtraukus išprutė pro atvirą langą didžiulį dūmų kamuolį. Automobilis įsuko į Vytauto gatvę. Žvelgiau pro langą į dešinę pusę, tarsi nusisukęs nuo Sandros. Pravažiavome Devetkę, Plaštetkę. Kažkada čia vykdavo šokiai po atvirų dangumi. O dabar apžėlusi tuščia, nejauki aikštė. Vėl pagalvojau apie negailestingai skriejantį laiką, kuris nepaisydama žmogaus norų diktuoja savo taisyklės. Privažiavome Gabijos restoraną, kuriame nekartą teko gurkšnoti degtinę su vairių miestų atstovais, o naktį baigti kokios nors kekšelės glėbyje. Dar kiek toliau Birutės restoranas, buvęs Vakaris, po to vėl Birutė, kuriame ne vieną vakarą leidau su įvairiomis mergužėlėmis. Kino teatre Naglis taip pat teko pabuvoti ne kartą, bet nebepamenu, su kokia kultūros ištroškusia mergužėle. Šalia knygynas Akmenai. Pasakau galvą kairėn, kur Sandra vis žvelgė pro atvirą langą ir pūtė paskutinius dūmus. Basanavičiaus gatvė buvo pilna žmonių. Štai restoranas Banga. Kiek čia būta, kiek išgerta, bei makaronų prikabinta, mergužėlėm, bei moterėlėm, kurios ne tik už viską sumokėdavo, bet ir kelioniai maistui palikdavo. Toliau medžių tankmėje molinis ąsotis, kuriame gurkšnojau alutį, užkasdamas kiaulės koją su žirneliais. Akmenai. Nesuskaičiuosi, kiek čia praleista laiko. Bet tonais laikais čia būdavo pagrindinė susitikimo vieta. Po to visi keliaudavome į Plaštetkę, kur vykdavo šokiai, o po jų įvairios muštynės. Daugiau dėmesio skirdavo merginoms, jei kokia pasikabindavo, tai ir keliaudavome savo tikslais. Nors ne kartą ir pasibaksnoti, ir pačiam į nosį gauti teko. Visai būdavo. Gyvendavom KPI, KKI palapinėse pas draugą Robertą, kuris vasarai baigiantis paliko man visą palapinę su berods 2 spyruoklinėmis lovomis. Kokie geri laikai buvo. Gaila, nemokėjau turiningai jų leisti. Gėrimai, peisimai, įvairių miestų merginos, su neaišku kokiomis lygomis. Todėl ir vaikščiodavau pilnomis kišenėmis prezervatyvų. Tada daug merginų mane mylėjo. Daug buvo pankių ir pats buvau prijaučiantis. Jos 15-16 metų, bet visos dulkindavosi kaip beprotės. Kartais pagalvoju, kad kai kurios šių dienų moteris galėtų joms pavydėti. Nebūdavo dienos,
kad kokios net piščiau, jeigu nenukabindavau naujos, nors retai tai būdavo, tai tada šiaip kokią pasiimdavau. Vienas nebūdavau, nors tiesa keletas iki buvau, nes būnant su kokiu draugu, kai kurios merginos bijodavo eiti, nes žinojo, kad eile kvepia. Pamenu, kaip šiandien, vieną mergužėlę. Sutikau ją ir nulaužiau jos cielką. Mūsų kambaryje miegojo 12 žmonių. Būtų buvę viskas gerai. Jei patriukšmausi, kol pralaužiau ledus, būtų nurimusi, bet ne. Gražuolę pavadino draugas Artūras amžinatilsį. Tai ir nuėjo. Ateik čia, pas mus. Niekas tavęs neskriaus. O ta kvailelė. Ir išėjo iš mano lovos, kurioje liko kraujo pėdsakai. Uždengiau juos rankšluosčiu ir ramiai gulėjau, nes jai pasakiau, išeisi, nebeprašyk jokios pagalbos. Būčiau jos nebelietęs, nes jau buvau pasitvarkęs. Norėjosi tik apkabinti, priglausti ir miegoti. Bet kur tau? Aš jai pasirodžiau per žiaurus. Nu ir ką? Teko iškęsti dar 9. Jai turbūt patiko, nes šaukė mane, kol pagaliau išėjau iš šalia esantį namą, kuriame gyveno pažįstama Daša iš Rokiškio. Ten ir praleidau naktį, o tos cirkininkės taip ir nebeteko sutikti. Kažkas kalbėjo, kad matė Kretingoje vežiojančią vaikutį. Tik kieno jis neaišku. Todėl, mergužėlės, stenkitės būti su vienu vyru, nesiblaškykit, kad nereiktų atsilyginti pagalbininkams 10-eriopai. Geriau jau išvis neiti su mažai pažįstamais. O jeigu einate, tai būkit nusiteikusios patirti viską. Cyptelė automobilio padangos ir mašina jau stovėjo priešais viešbutį Alanga. Už sienos kažkas skambino pianinu. Kažkieno piršteliai bėgiojo pianino klavišais, sukeldami širdžiai malonę muziką, kuri priminė gyvenimą negrįžtamai tolstantį, bėgantį, nešantį mus į mirtį. Ką gali žinoti? Gal ir vėl atgimsime, gyvensim. Sukasi būties ratas, vieni ateina, kiti išeina, panašiai kaip žiemą keičia pavasaris, pavasarį vasara, vasara ruduo. Apsisuka ratas ir vėl viskas iš pradžių. Norisi verkti. Pasibaigė dar viena diena. Kažkam ir gyvenimas. Kaip visada. Kur toliau išvykdamas, taip ir šį sykį žvilgtelėjau į savo langines, ar nepalikau šviesos, ar uždariau langus. Trinktelėjau tamsaus tarsi naktis visureigių duris ir akys susidūrė su platininės blondinės akimis, kurios varstė mane. Jaučiausi, tarsi būčiau jai priklausęs. Atsisėdau šalia Vido. Už nugaros jutau moterį žvilgsnį. Kartais susiubavus automobiliui, ji paliesdavo mano kaklą, lyg netyčia laikydamas už sėdynės atlošą, į kurį buvau atrėmęs savo pliką galvą. Taip. Tarsi perkūnas iš giedro dangaus šmėstelėjo prisiminimai. Ir atmintis atgamino nuostabią vasaros dieną. Taip. Čia ji. Ta elegantiška moterytė, juodom tarsi angliukai akutėmis. Elgiausi atsargiai. Buvau ramus. Ir visgi kas ji tokia? Visureigis judėjo greitai, nepaisydamas šalia laviruojančių mašinų, kurios tarsi žvelgdamos kažką nenusakoma, duodavo didžiuliam monstrui kelią. Panevėžys vis labiau tolo. Miestas atrodė toks mielas ir artimas. Ruduo, pagelte besibaigiantis kristi lapai, kėlė liūdėsi. Tokia beprasmybė. Vis kažko lauki ir viskas tuščiai. Gal kada vienas tūnosi kokiame tuščiame kambarėlyje, visų užmirštas ir paliktas, negalintis net rašiklio paimti ranką.
Brauksiu švelnę nosinaitę raukšlėtą veidą, skruostais redės prisiminimų bei audringo ir mielo prabėgusio gyvenimo ašaros. Kad ir kaip norėtum, bet jis nebegrįš. O kaip norėtųsi, nors akimirką sugrįžti į praeitį. Gal dar šmėkštels, mielas širdžiai vaizdas, o gal ir ne. Ir pagaliau užmigsiu, pasinėręs į mielą sapną. Nebenubusiu. Miego karalius. Užmigti galiu, kada panorėjęs. Praeina kelios minutės ir aš jau sapnų pasaulyje, kuriame kartais viskas taip tikroviška. Sapnai yra mūsų gyvenimo dalis. Daug ką išgyvename, o kai kada iš jų ir nebesugrįžtama. Mafijos bosai, gaujuotamanai, visokie iškreiptaveidžiai ir įvairios atmatos braunas į mano sapnus, sudrumsdami viską, kas gražu, viską paversdami pragaru. Staiga pajuntu, tarsi būčiau kažkam nusikaltęs. Padėtis be išeities. Apima didžiulis gailestis sau. Jie mane norėdavo sumurgdyti, sunaikinti ar palaidoti gyvą. Baimė, kad kažkada viskas baigsis taip, kaip kad ši diena nepleidžia manęs jau kuris laikas. Ana visada sakydavo, neužmik saulei pradedant leistis. O ir pabudęs jautiesi taip, tarsi gyveni paskutinės gyvenimo minutes šiame pasaulyje ir tuo jį paliksi. Taip ir nesužinosi, kaip užaugo tavo vaikai, kas nutiko tavo vienai ar kitai kolekcijai, ar šiaip kokiam nuoširdžiai sukurtam meno kūriniui. Gal kažkam jis atrodys menkniekis, o tau tai buvo viskas. Jie taip pat galbūt bus išmesti, sunaikinti, paprasčiausiai nebereikalingi ir kažkam atrodys šūdniekiai. Laikui bėgant nieko nebeliks iš tavo rinktų mylimų daiktų, kurie taip pat išnyks, taip kaip ir tu. Prašviesėjimas. Parėmęs savo pliką galvą, vis mąstau. Ar tai tikrai ji? Tas angelas, skirtas man. Jo taip laukiau. Nebenoriu paskęsti lyg tamsioj naktį juodose mintyse. Nors kartais norėdavau, kad niekada nebeišauštų kitos dienos rytas. O dar tie pikti žmonės, kurių taip pat begalės. Krentant lapams visada skęsdavau liūdesy. Gailėdavau vasaros, kurie atrodo niekada nebesugrįš. Manau, iš gyvenimo reikia imti viską su kaupu. Nes jis yra klastingas. Išvydęs Aną, aš jau žinojau, kad čia būtent ta moteris, kuri iš pirmo žvilgsnio suvirpino širdį. Bet kankino nežinomybė. Ar ji viena? Tokia simpatiška mergaičiukė. Ne. Manau, kažkas ją jau globoja. Nes tokių moterų nedaug. Nuo pirmo mūsų susitikimo praėjo 3 mėnesiai. Laikas linko lėtai. Nekantriai laukiau tos akimirkos, kada su ja galėsiu paplepėti. Nes seksas buvo niekas. Ilgėjausi Anos, tokios trapios, supratingos. Norėjau ją saugoti ir ginti. Iš vieno pažįstamo gavau jos telefono numerį. Aišku, jis ilgai tempė gumą ir nedavė, trynė, kad nenori bendrauti ir panašiai. Nekenčiu tokių. Nekenčiu tokių tvarių. Aišku, jis manė, kad tik šiaip kabinsiu kaip eilinė. Na, čia buvo kas kita. Jutau stiprų jaudulį. Galvojau netgi prieiti ir pasakyti. Aš tave myliu. Bet kaip?
Bet kaip aš atrodysiu? Pagalvos, kad kažkoks asilas ir tiek. Ne. Todėl nutariau kitokiu būdu, kaip minėjau. Gavau numerį, parašiau Anai žinutę. Daug galvojau, ką rašyti. Ir pavyko. Buvo tamsus rugpjūčio vakaras. Savo juodu automobiliu prirėdėjau prie sutartos vietos. Galingi prožektoriai apšvietė bažnyčią, kur stovėjau lyg didžiulis to vakaro liudininkas. Žiūrėjau paraudusius bažnyčios akmenis ir mūrą. Jaučiausi nekaip. Tarsi pirmokas jutau jaudulį, nes jį jau galėjau pasirodyti. Ji. Ta trapi mergaičiukė. Anna. Bandžiau mintyse nupiešti jos veidą. Švelnutė šypsena. Išlipau iš automobilio, žvelgtelėjau į tolumoje esantį sporto kompleksą ir galvojau, kur ji? Iš įtampos daužėsi širdis. Ateis ar ne? O jeigu ne? Tada ir vėl nuotykiai. Ne. Vėl būčiau vienas ir nugrimščiau į tylą. Tik ji. Ana. Jos laukiau visą amžinybę. Taip. Labas vakaras, Ana. Jutau, kaip daužėsi širdis. Atrodė, kad tuoj iššauks iš krūtinės. Labas vakaras. Šyptodamasi nužvelgė mane. Jos akutė spindėjo iš nuostabos. Tai gal į mašiną sėdamės? Pavešiu, kur tau reikia. Važiuodami paplepėsim, kaip manai. Jos akise mačiau lyg baimę, lyg pasitikėjimą, lyg manytų, kas bus tas. Netrukus mašina jau įsuko į ateities gatvę. Aikštėje dar ilgai šnekėjomės. Jutau palaimą būti šalia Anos. Tas vakaras suvirpino manyje nenusakomus jausmus. Auksinė Palanga. Netrukus riedėjau apytuštėmis miesto gatvėmis pas Aną, kuri nekantriai laukia mane sutartoje vietoje. Sustojęs prie jos, pravėriau automobilio dureles. Labas rytas, mažuliuk, atsibodo laukt? Labas rytas, Vytai. Ne, ką tik atėjau. Šyptelėjau ir įsėdo į mašiną. Pakštelėjusi į lūpas, priglaudė prie kaklo šaltą nosytę ir tarė, važiuojam. Jos akise slypėjo kažkas nežemiško, malonaus ir šilto. Žvilgtelėjęs į nuostabų Anos veidelį, uždėjau dešinę ranką ant jos kojos, kad dar labiau jausčiau jos artumą ir šilumą. Jos kelias lengvai suvirpėjo, kai lengvų judesių tarsi netyčia perbraukiau jį. Širdis daužėsi krūtiniai, dėl tokio nuostabaus ir seniai pamiršto jausmo. Žinojau, kad jau greitai būsime dviese Palangoje, kad niekas mums nebetrukdys, galėsime mėgautis rudens ramybę. Tokiu metų laiku čia buvau tik kartą. O dabar aš čia su artimu širdžiai, mylimu žmogumi, su kuriuo galiu kalbėti apie bet ką, kuris tave supras ir pasakys, kas gerai, kas blogai. Nebesitaiksis prie tavęs, atitiktų, kaip daro daugelis kitų moterų, kurios jau praeitis. Palanga. Pasipuošusi auksiniais lapais, spindinti vaiskiu dangumi. Tik rudenį taip gaivu, ramu. Paskambinu Vidui. Jis liepia važiuoti į Meguvos viešbutį. Dabartinis Amberton. Pastatęs mašiną aikštelėje, su Ana žingsniavome viešbučio koridoriaus minkštų kilimų nešini lagaminais ir raktais nuo kambario.
Tačiau viena mintis nedavė ramybės. Ar meilė bus amžina? Kelis kartus meilė apleido mane. Todėl šiam žodžiui jaučiau neapykantą. Kodėl galiu liautis mylėjęs? O jeigu Ana pasikeis? Juk tiek kartų apie tai esu galvojęs. O gal geriau išvis nepradėti artimų santykių? Nereiks kentėti, nes anksčiau ar vėliau viskas nusiglūdina. Manau, neįmanoma likti įsimylėjusiais ir neleisti meiliai užgesti. Šiandien po daugelio nusivylimų ir netekčių vėl galiu ištarti nuostabų žodį – meilė. Taip, ji yra. Mūsų santykiai su Ana buvo nuostabus. Ir vis stiprėjo. Nė minutės nesiliaudavau galvojęs apie šią nuostabią moterį. Jau buvau pasiruošęs paaukoti savo likusį gyvenimą jai, Annai. Tokio jausmo nebuvau patyręs nė su viena moterimi. Gal visgi amžius jau vertė baigti tas kvailystes? Laikas ryžtis likusią gyvenimo dalį nugyventi padoriai ir gražiai su mylima moterim. Nežinomybė. Kambaryje už langų mirgėjo girliandos. Ant palangės ir baro degė žvakės, kurios skleidė jaukią šviesą. Kambarys skleidė malonus smilkalų kvapas. Ta naktį ilgai kalbėjome su Ana. Jutau didžiulį norą būti šalia jos. Jaučiau, kad pradedu gyventi, nes lygi tol viskas buvo sustingę. Gyvenimo nereikia vengti, reikia įsilieti į jį. Ar kada prisipildys mano gyvenimas meilės ir ramybės? Tokios jaukios šilumos kaip šiame kambaryje nebuvau dar pajutęs. Apėmė tokia dvasinė ramybė. Tarsi būčiau apsivalęs iš pačių sielos gelmių. Anos akys tarsi kokios žvaigždutės po truputį merkėsi. Priėjau prie jos ir paėmęs ant rankų nusinešiau į miegamąjį. Aušo. Ežeras. Leidžiantis saulė ežerą žaižaravo nuo gęstančių spindulių. Netrukus medžiai bei meldai supantis ežerą paskendo sutemuose. Gėrėtis tokiu vakaru. Būti gamtoje visada norėjusi su mylima moterim. Tikras jausmas mylimai moteriai visada kėlė didžiulę dvasios palaimą. Meilė šio pasaulio grožiui bei paslapčiai. Valtis lydo ežero paviršiumi ir irklai švelniai niro į vandenį. Laikas tarsi susiliejo su triumfuojančia amžinybė. Prieš iškeliaujant į amžinybę svajoju kažką palikti po savęs. Pasaulį priėmiau su visomis jo praiškomis. Mintis nutraukė Anos balsas. Švelnus, drovus, tarsi aksominis. Jutau jos begalinę meilę man. Niekada nebuvau taip mylėjęs moters, kaip kad pamilau. Supratau, kad tokios moters, kaip Ana, daugiau nebesutiksiu. Pavasaris. Lietus šlaksto baigianti tirpti sniegą. Pagaliau debesis nušvietė patekėjusią saulės spinduliai. Šalia jaučiau svaiginantį Anos kūno artumą. Namuose tvyrojo tokia šiluma, kurios nebuvo daugelį metų. Taip, vėl ateis lapkričio 9 diena. Tai diena, kurios visada laukdavau, bet taip niekur neįvykdavo per ją. Jie ateis ir tada, kai aš jau būsiu seniai iškeliavęs anapilin, ar kažkur toli, nepasiekiamuose, transcendentiniuose toliuose.